aš esu vykdomosios valdžios atstovė, bet aš nesu mergaitė pagal iškvietimą. Lietuvos istorijoje dar taip nebuvę, kad dviejų nuteistų partijų nuteistų ir jau nuosprendis iš karto įsiteisėja ir nuteistų už sunkų korupcinį nusikaltimą partijų atstovai, vietoj to, kad įvykdyti bausmę, tai yra sumokėti baudą, šiandien susirinko į Seimą ir pradeda tęsia įstatymų leidybos procesą. Gaunasi taip, kad kriminalinės už nusikaltimus nuteistos partijos atstovai priims įstatymus, kuriais turės vadovautis Lietuvos žmonės. Gerbiama premjerė, išties, kaip jūs nekritikuoti? Su tokiais įstatymų projektas išties, jūs tikrai laisvamaniai. Pagalvokit, apsauga ne tik dėl jūsų saugumo skiriama. Apsauga taip pat skiriama tam, kad mūsų visus, tai yra valstybė, piliečius taip pat apsaugot nuo galimai jūsų neteisėtų veiksmų, veiklos, skaidrumo, kad neprieitų prie jūsų su dėžutėm, kad, suprantat, nesugalvotumėt, kada žolės parūkyt. Ir aš noriu pasakyti vieną dalyką. Ką jums padarė tie liberalai, kad konservatoriai pradėjo teikti partnerystės įstatymus, pradėjo teikti tokius įstatymus, kurie šalintų apsaugą nuo jūsų. Žolės neišparūkyt, valstiečiai sako laisviečiams. Tai ką, jūs tada priimti tokius įstatymus norit, kad apsaugą atsisakyti? Ką daro tie laisviečiai jums, kad jūs taip išprovokuoja arba tokie jau padarė, šantažuoja, kad jūs patys vastojat, raudonuojat ir tokius įstatymo projektus teikiat? Gerbiamas kolega, jūs turbūt žinote, kad mane išprovokuoti kartais vienam kitam žodžiui galima, bet negalima išprovokuoti dalykams, kuriais aš netikiu. Tai, kad mano nuomonė partnerystės ir kitais klausimais yra ta, kurią aš deklaruoju daugybę metų, tai čia nėra jokios paslapties. Bet tai, ką jūs sakote, kad vadovybės apsaugos tarnybos apsauga man yra skirta tam, kad mane sektų, tai yra tikrai man labai didelė naujiena, nes aš niekada taip negalvojau. Gerbiama ministrė, jeigu jūs dalyvautumėt nors vienam komitete nacionalinio saugumo gynybos, jūs tikrai būtumėt girdėję, kad mes ne tik susipažinę, bet mes jums su klausimų žėrėm ir norėjom atsakymų apie viešo saugumo tarnybą ir taip toliau, plus apie narkotikus šnekat. Ką jūs šnekat apie narkotikus, jeigu jūs sekančią dieną teikėte įstatymų projektus apie narkotikų dekriminalizavimą? Esmė, aš pasakysiu, nedūsaukit, o iš tikrųjų situacija labai sudėtinga ir labai bloga. Kalbant apie šią strategiją, tai visiškai ne strategija. Jūs griaunat mūsų viešąjį saugumą. Tai čia būtent šiandieną jūs tą nutarimą priimit. Bet nieko tokio, mes jį atšauksim, pakoreguosim kitais metais. Trumpas pranešimas Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos vardu. Šties girdėjom Gabrieliaus Landsbergio pasisakymą, kurį pradėjo, kad galimai nustatytas pedofilijos atvejis jo partijoje yra muilo burbulas. Tai tik tai čia pučiamės muilo burbulą. Ne. Ne, tai Skvernelis labai aiškiai, aš girdėjau, ką jisai pasisakė, būčiau net nestojęs dabar niekur nesakęs, bet noriu pasakyti tai, kad išdavikų partija yra išdavikų partija, taip, kad jie ir klausyti nelabai ką norėčiau. Aš papildysiu mūsų frakcijos seniūnę, nes iš ties girdėjau, ką pasisakė Saulius Skvernelis, iš tiesų. Tai noriu pakartoti, kad taip, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga vieningai balsuos šiandieną už pirmalaikius rinkimus, nes yra tokia tautos mūsų valia. Ir kai Saulius Skvernelis pasakė, kad gelbėjimus ratas, metamas konservatoriams tai toliau, tai konservatoriai, jeigu priklausomi tik nuo valstiečių, tai čia yra kažkokia tragedija, bet esmė ta, kad Saulius Skvernelis tada spjojo visiems lietuviams į veidą, kurie nori pirmalaikių rinkimų, kurie nebegali daugiau taisyti su šitos vyriausybės chaoso daromo valstybėje ir dar jeigu metus lauksime, tai bus krachas, ypač prieš NATO summitą. Taip, kad Saulius Skverneliui aš pasiūlyčiau pasirūpinti savimi, nes jis parodė, kaip jisai rūpinasi Lietuva ir kitais, nes naudojusi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą patekti į Seimą ir dabar bando kažkokią vėl mesti kortą ant valstiečių. Tai aš dar sykį kartoju. Jeigu Saulius Skvernelis galvoja, kad mes gelbstim konservatorius, tai tada Saulius Skvernelis galvoja, kad tie lietuviai, kurie nenori konservatorių matyti valdžioje, taip pat gelbsti konservatorius. Tai visiškas absurdas. Ne, tai Skvernelis labai aiškiai, aš girdėjau, ką jisai pasisakė, būčiau net nestojęs dabar niekur nesakęs, bet noriu pasakyti tai, kad išdavikų partija yra išdavikų partija, taip, kad jie ir klausyti nelabai ką norėčiau, bet esmė ta, kad jie nepasirengia rinkimams, nei demokratai, nei visi kiti, taip, kad ne apie tai reikia galvoti apie Lietuvą. Bandymas Seime stabdyti Seimo darbą buvo atmestas ir atmestas valdančiųjų daugumos balsais. Aš norėčiau paklausti premjerės.
Premjere, kaip Lietuvoje buvo atidaryta Taivano atstovybė, Kinija žaibiškai sureagavo neigiamai į Lietuvą, pritaikė tam tikras sankcijas tiek ekonominės, tiek diplomatinės Lietuvos atžvilgių, apkaltino mus, kad mes sulaužėm komunikatą tarp Lietuvos ir Kinijos dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Užsienio reikalų ministerija Kinijos pabrėžė, kad bet kokių diplomatinių santykių ieškojimas su Taivanu. Mūsų valstybės vadovų sutikimai, jie taip pat taiko tai kaip pažeidimą įžiūri ir sako, kad tai yra pažeidžiamas būtent vieningos Kinijos principas. Prieš 2 dienas Seime lankėsi diplomatai, tai šventėm diplomatų dieną ir išties beveik visi pasisakė, kad mūsų užsienio politika Taivano atžvilgiu yra labai teisinga, labai gera. Išties liausiai susilaukė būtent mūsų Seimo pirmininkė, kada dalyvavo Taivane, pasisakė tam tikras kalbas ir panašiai. Dabar išgirstam, kad mūsų užsienio reikalų ministras nesusitiks su Taivano ministru, motyvuodamas tuo, kad mes diplomatinių santykių neieškom. Tai išties kokia užsienio politika mūsų Kinijos ir Taivano atžvilgiu jums vadovaujant vyriausybė? Nuosekli. Ačiū labai, gerbiama pirmininkė, labai įdėmiai klausiau jūsų atsakymą. Ir iš ties aš matau, kad jūs suprantate, kad jūs, būdama kolegė ir Seimo narė, jums buvo Seimo patikėtos pareigos pačios aukščiausios, dėl to ir reikalavimai yra pagrįsti. Aš noriu jūsų paklausti, kodėl jūs maišote arba painiojate arba pinate 2 laikotarpius. Pirmas, tai yra iki įsiteisėjusio teismo sprendimo ir antras po įsiteisėjusio teismo sprendimo. 2019 metais jūs kaip tapot pirmininkė partijos, teismo sprendimo įsiteisėjusio nebuvo. Buvo pradėtas iš pradžių iki teisminis tyrimas, vėliau vyko pirmos instancijos teisme sprendimai priminėjami ir tai be jokios abejonės turėjo vadovautis nekaltumo prezumpcijai. Ir viskas, kas jums buvo keliama tuo metu, buvo pagrįstai iš jūsų atsakyta, kad dar nėra įsiteisėjusio nuosprendžio. Tačiau po įsiteisėjusio nuosprendžio jūs privalotis elgtis labai atsakingai. Ne tik kaip Seimo nariai, ne tik tai kaip liberalų partijos pirmininkė, bet kaip Seimo pirmininkė einanti labai aukštas pareigas. Dėl to reikalavimai yra teisėti. Kodėl jūs sąmoningai maišote šios 2 laikotarpius? Dėkoju, kolega, už kelis klausimus. Man atrodo, jūs sąmoningai maišote kelis laikotarpius, kadangi esu jau nekartą sakiusi, kad partijos pirmininkė tapau 2019 metais, jokio asmeninio ryšio su 2012-2016 metų istorija neturiu ir todėl labai prašau manęs į ją nevelti. Klausimas bus premjerė iš ties. Vakarykštė diena iš ties įeis į Lietuvos istoriją, kada užsienio politika patyrė gėdingą krachą. Aišku, reikėjo to ir tikėtis, nes mes matėm, kad klaida po klaidos, kurias darė būtent užsienio reikalų ministras, aš turiu omeny ir Baltarusijos politiką, Baltarusijos atžvilgių, tai ir migrantų krizė, kuri mums kainuoja milijonus eurų, kurią reikia suvaldyti, Kinijos karas, ekonominis karas, kurį patys įsišaukim, kuri taip pat mums turės milžiniškas pasiekmes. Tačiau vakarykštis įvykis peržengė visas ribas. Reputacija Lietuvos krito visų mūsų partnerių akise. Mes praktiškai galbūt praradom patį svarbiausią partnerį arba pasitikėjimą partnerių Jungtinių Amerikos valstijų, kada patys įsiprašėm, kad pritaikytų sankcijas baltarusiškom trąšom, tačiau patys jų ir negalim įgyvendinti. Padarėme Jungtinės Amerikos valstijas pajuokos objektų prieš visą pasaulį. Mūsų užsienio politika tokio kracho neturėjo. Klausimas. Ar priimsite Gabrieliaus Landsbergio, konservatorių partijos pirmininko atsistatydinimą, kurį beje dabar ir pasakęs viešai žiniasklaidai, kad ko gero laukia tik jūsų atsakymų? Ir antras. Kokių skubių veiksmų imsitės ištaisyti šitas klaidas? Tai yra labai svarbu ir numeris 1 šiandienos klausimas Lietuvai. Prarasti savo partnerius tokiu sunkiu metu, kada ir karas galimai gali kilti Ukrainoje, Baltarusijos klausimų ir visi kiti, nepateisinama žala padaryta. Prašau atsakyti abu 2 klausimus ir jeigu galit, išsamei. Į pirmą klausimą atsakysiu išsamei, kai nuspręsiu, tada ir informuosiu. Į antrą klausimą atsakysiu labai paprastai. Aš nežinau, iš kur jūs žinote, kad nuo mūsų nusisuko kurie nors mūsų partneriai,
Tai čia yra jūsų teiginys, kuriam aš neturiu absoliučiai jokio patvirtinimo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jūs labai daug kalbėjote apie netinkamą politiką Baltarusijos atžvilgių. Tai man tiesą sakant, neaišku iš jūsų klausimo, kolega, kas jums netinka. Nes Lietuvos pozicija Baltarusijos atžvilgių visą laiką buvo griežta, kuomet ES svarstė dėl visų Baltarusijoje gaminamų trąšų sankcionavimo. Lietuva palaikė šitą sprendimą ir tik kitų valstybių narių siūlymų visos trąšos pakete neliko ir tai jums turėtų būti žinoma. Na, o dėl Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų, tai aš nežinau, kuo remdamasis jūs sakote, kad mes prašėme Jungtinių Amerikos valstijų įvesti sankcijas, nes mes prašome ES įvesti sankcijas ir paprastai mums pavyksta. Tai tiesą sakant, jūsų interpretacijų komentuoti aš nesu pasiruošusi. Teisingai. Tai paaiškinkite arba stokite į tribūną, nes esat vykdomosios valdžios atstovai, tai prašom atsiskaitykite Seimui. Ačiū. Įjungta. Čia kaip LRT laidojus pastatė į centrą. Gerbiamas kolega, Klausau. aš esu vykdomosios valdžios atstovė, bet aš nesu mergaitė pagal iškvietimą. Gerbimi kolegos, komedijos pirma dalis baigta. Aš kaip įprasta pakviesiu gerbiamą premjerę į tribūną, nes jūs pasakėte, jeigu nepritarsim, atsistatydinsit. Tai gal viešai įgyvendinsit savo duotą pažadą. Atsistatydinkit. Aš esu vykdomosios valdžios atstovė, bet aš nesu mergaitė pagal iškvietimą.